Let's deal with the Subaru first. The old model, the one with the silly headlamps, was a bit of a softie. The new one has a more attractive face, but don't be fooled. The steering's quicker. Sveiki! Nusipirkus naują automobilį visi turbūt žinot, kaip tėvė mūsų arba kaip higiena. Rytas vakaras valytis dantis, tai reikia pakeisti variklio alyvą. Ne tik reikia pakeisti variklio alyvą, reikia pakeisti ir greičių dėžėjai alyvą. Ar pagalvojot, kada reikia keisti alyvą greičių dėžėjai? Ar laukia tada, kai jau pradeda greičių dėžėje rodyti signalus, kad jinai jau nebeveikia, ūžė, sinchronizatoriai nudylė? Ir tik tada suprantat, kad reikia pakeisti alyvą. Tai rekomenduoju tų garsų papildomų ūžesių nelaukus pasikeisti alyvą. Ir kiek iš jūsų yra pagalvoję, kad reikia keisti alyvą ir galiniam reduktoriui? Statau iš 51. Nes taigi galinis reduktorius, jisai čia, kas čia da daiktas, ar ne? Jame iš vis ten alyvos nėra, ten guolių nėra, blokiruočių nėra, nieko nėra, tiesiog, ar ne, nesisukanti detalė. Tai va, tai mes šiandien padarysim ir varikliui pakeisim alyvą, ir greičių dėžėjai, ir galiniam reduktoriui. Tai važiuojam į vidų ir pasižiūrim, kaip mums seksis. Single gear with a minute dance like he was born in 49 times. I wanna know what those replacement hips. Is that a Swatch watch? Do you know what time it is? Does he run it deep enough to take you there? Does he run it deep enough? Oh, tell me, baby. Alyvos turim reviltizantų reduktoriui, turim alyvos greičių dėžiai, turim reviltizanto greičių dėžiai. Ir turim 50, tai yra toks gatvių reisinginė alyva, kas biškį mėgstat aštriau gal pavažiuoti šiek tiek, tai irgi vasarai rekomenduoju 50. Tai va, ir taip pat turim maksimum reviltizanto mūsų Subaru varikliui, tai ką, einam ir pakeičiam alyvas visiems agregatams. Opa! Iš tikrųjų, galite atkreipti dėmesį, kam yra įdėtas čia bakelis, ar ne? Į tą vietą tam, kad, pavyzdžiui, mes mėgstam pirmą alyvą nusileisti į bakelį ir pasižiūri, kokia jinai, kas ten gyvena toje alyvoje. Varot į servizą ir patys nežiūrėt, nestebėt, bet mes visada stebim. Jeigu būna alyvos filtras ne metaliniam korpuse, tai ir jį visą laiką išardam ir pažiūrim, nes ten filtre visos nuosėdos, visi blogumai kaupiasi ten. Todėl yra labai sveika pasižiūrėti, kasgi ten gyvena. Ar jau variklis struškės jau dyla, ar dar ne. O dabar pakeisim greičių dėžėj alyvą. Labai gerai, nesitikėjau, kad jinai per čia tiek išbėgs, bet džiugu, jos yra ir labai graži. Turiu pasakyti, kad bėga alyva kai nauja. Pilam alyvą į specialų įrankį ir šito įrankio būdu užpūsim alyvą į greičių dėžę.
Turim greičių dėžės alyvos. Paruoškim greičių dėžį reveltizantą. Galios injekcija transmisijai. Reveltizantas reduktorių. Irgi priedo. Vitaminai. Švirkščiukas. Iš apačios darbus padarėm, liko darbai iš viršaus, reikia užpilti alyvą pagrindinį agregatą varyti. Kvepia? Dabar mūsų užduotis išvesti variklį, iššildyti iki darbinės temperatūros ir tada pilsim į variklį reveltizanto ir bus puikia proga tuo pačiu pravažiuoti dėl greičių dėžės reveltizanto ir reduktoriaus. Tai pilsim, leisim pašilt, šilam, įpilam ir darom test drive. Laikas užvesti variklį. Fresh out the house, got the beat on suicide. I'm in a silver and sell 5 pound on the block. Ain't you ever seen a young player clown? Ir va, atėjo laikas supilt variklinį reveltizantą. Užšildėm variklį iki darbinės temperatūros. Tai va, galima reveltizantą visada naudoti užpilimui, tai sumaišyti šiek tiek su tepalu. Ko aš nepadariau, reveltizantas yra labai gerai jį pašildyti, nes čia būna tos visos dalelės ant dugno, o reikia, kad jos spėktų visas į variklį. Tai irgi galima kokį indelį turėti biškį tepalą, supilt, sumaišyti ir tada patogiai supilti į variklį. O matot, vat, čia visi tie reveltizantai, visi tepasi, krenta į variklį. Cilindrai, indeklai, žiedai, visi padėkos. Paliekam išsivarvėt, kad viskas iki paskutinio gramo sutekėtų į variklį. A few moments later. O dabar yra svarbus momentas. Reikia variklį užvesti ir leisti tuščiom eigom padirbti kokias 3-5 minutės. O kadangi mes jau supylėm, na ir dėl variklio jau bus galima gesinti arba važiuoti. O kadangi mes supylėm reveltizantus ir greičių dėžį ir į reduktorių, kaip matėt, tai reikia pravažiuoti bent 20 km tam, kad susiteptų visi reveltizantai, kad neliktų ant dugno. Ir tą reikia padaryti ypač šaltuoju metu. Šaltuoju metu gerai būtų ir daugiau kilometrų pravažiuoti.